vertina korupcijos atžvilgių rizikingiausias sritis. Tai yra sveikatos apsauga, viešieji pirkimai, ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė, ES paramos administravimas, disponavimas valstybės ar savivaldybių valdomų turtų, aplinkosauga ir atliekų tvarkymas. Sveikatos apsaugos sistemos sritis, kuriuose yra didžiausia korupcijos pasireiškimo rizika. Vaistinių preparatų registracija, ligų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių įtraukimas į ligų ir kompensuojamųjų vaistų bei medicinos pagalbos priemonių sąrašą, vaistinių preparatų įrašymas į kompensuojamų vaistinių preparatų kainyną, kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skirimas, priežiūros ir kontrolės funkcijų vykdymas, prekių ir paslaugų viešieji pirkimai, veiklos susijusios su licencijų, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ir apribojimų vykdymas, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir kitų lėšų skirstymas, ES struktūrinių fondų paramos teikimas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai išskiria šiuos pagrindinius sveikatos apsaugos sektoriuje pasikartojančius korupcinius mechanizmus: kyšininkavimas tarp gydytojų ir pacientų, konkurenciją ribojantys susitarimai, įvairūs pažeidimai maisto produktų ir maitinimo paslaugų viešuosiuose pirkimuose, korupciniai ryšiai tarp gydymo įstaigų vadovų ir įvairių medicininę įrangą, prekėmis, vaistais prekiaujančių privačių kompanijų atstovų. Specialiųjų tyrimų tarnyba tyria korupcinius nusikaltimus susijusius ir su sveikatos apsaugos sektoriumi, atlieka korupcijos rizikos analizės sveikatos apsaugos įstaigų veiklos srityse ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų vertinimą, rengia ir padeda institucijoms pačioms parengti nacionalinės, šakines ir institucinės antikorupcinės programas. Korupcijos problemą padeda spręsti šios korupcijos prevencijos priemonės: korupcijos rizikos analizė, antikorupcinės programos, antikorupcinis teisės aktų vertinimas, asmenų patikrinimas, registrai, visuomenės švietimas ir informavimas bei nustatytų korupcijos atvejų viešinimas, o taip pat ir kitos numatomos priemonės. Jeigu susidūrite su korupcija, būtinai praneškite specialiųjų tyrimų tarnybai. Skaidrumas visų mūsų rankose.